Kodėlgi ne? Pažiūrėkit, kaip Afganistano pastatė šitiem karo dalyviam. Ir o šičia visai gražu, kur taigi čia vietos yra pilnai per akis. O netgi va šitas kampas labai gražiai būtų. Čia kažkur tai ir buvo. Man taip atrodo. O šitas va kampas, žiūrėkit, kaip gražiai. Šiapus to pastato ar kaip? Jisai, taip, šiapus pastato, tikriausiai jisai buvo nes anoj pusėje negalėjo būti. Nes kaip čia buvo, to namelio nebuvo, kaip 1886 metais čia tos kapinės įsisteigė. Truputį vėliau. Gal biškutį vėliau, nes buvo tik tai varpinė iš pat pradžių. O ta varpinė kokia medinė čia? Ne, tai va pas mane ir yra tie skliautai išlikę viduje to namelio. Tai, nes mes galvojom, kaip čia yra, kodėl čia tokios lūpos aukštos. Čia viduje varpinė yra visas rūmas ir mūras. Medžiaga yra, o čia buvus iš pradžių varpinė, paskui pradėjo matomai laidotis, paskui čia prie Smetonos jau dastatė tą namelį, kur pelestrai yra, o paskui jau vėliau tai tos čia statė. Sklypą irgi praplėtė. Taip, čia labai įdomi istorija, aš skaičiau visą, yra paveldo ta istorija palikta čia. Ten Danutės turbūt, Rūkienės. Taip, Rūkienės Danutės. Tai ir anksčiau, kai tie kryželiai čia tie seni buvo, čia sudėti, tai buvo ir tas Rudnevo paminklas. Ne, aš kai atėjau, Rudnevo paminklas jau buvo, kai aš pradėjau dirbti, jau tenai jisai buvo. Nes yra toj medžiagoje atsispindi, tai ten. Nu ir Gyti, matai, jau matosi Rudnevo akmuo. Bet čia jau yra atremontuota dalinai. Gyti, pasižiūrėk, čia buvo perpjauta ir surišta. Prieš 5 metus mes buvom, tai čia pasikeitė. Pasikeitė. Čia eglučių pristatino visai be reikalo. Čia tą kapą imituoja, kurio nėra. Nu jau vien tas faktas, kad kažkas čia jau pridėjo ranką. Tai vis tiek nuteikia teigiamai. Matosi, kažkada buvo jisai dar nuteptas šitą aliuminio pudrą. Tai ar dabar jums matant šitą vietą ir čia įsijaučiant, ar kyla mintis jam pasiūlyti kitą vietą, kaip artima jo kauleliams? Tai būtų čia tarsi grąžinimas į pirminę vietą jo. Tokia mintis galima būtų. Taip. Tai be pagrindo ieškoti kitos vietos. Taip. Ir kiek čiagi galima tampyti tą Taip. Šiaip jo kaulai kažkur tai čia turėtų būti, ne? Nu tai toj senojoj daly. Ai, tenai. Čia jau išplėstoji dalis yra. Nauja dalis. Ne pirminė. Rūkienė savo ataskaitų įrašo, kad būtent už tos linijos ir prasidėjo caro kariuomenės kariškių ta laidojimo vieta. Apie šitą vietą, tai čia jinai taip, jinai toli nutolus ir istoriškai... Tuo metu čia nebuvo kapinės, čia buvo už kapinių ribos. Čia buvo, kas čia galėjo būti kokia išlupta. Čia yra tose nuotraukose senose šiek tiek matosi daugiau detalių.
Negalėjo būti ta nuotrauka keramikinė. Ai, ta mažytė? Galėjo būti, tik labai jau mažytė. Dar kartą labą dieną. Prašom, kad mes užpuolė visi tikėjai labą dieną. Taip, rodo gal ir ne, sveiki dar. Taip. Apie tą jau turėjau galvoj. Labą dieną, malonu. Panemuniai. Sprendžia, kas čia buvo, ar jo nuotraukėlė, ar koks nors jo ženklas, koks baigimo kokios mokyklos. Nuotraukėlė jo. Tai, manai, kad nuotraukėlė Labai maža. keramikinė. Ypatingai maža. Tai vat Kęstutis priminė. Darydavo, ar? Ne, dokumentus apie ją. Kažkaip, bet nežinau dabar. Kažkaip, kad ten tą kelio pastatyti. Logiška buvo. Ir ieško dar tų žinių apie jo pirminę vietą. Gal kas nors dar kur nors išlys. Jeigu neišlys, tai vat sąlyginai šalia šito buvusio senojo takelio, kurio dabar nė pėdsako nėra. Per vidurį turėtų būti. Nu, čia simetrinis planavimas buvo, tai kaip ir nieko neturėtų būti labai keblaus. Senam kapinių plane, tai sakau, vat kryžius.